Susitikom tą progą, kad Lina Leimontė yra čia Lietuvoje ir dalis jūsų tikriausiai jau žinote Liną ir žinote jos kelionę, galbūt buvote stovyklose. Lina, pasakyk prašau, kas yra pabudimas, nes vėliau iš to seksime, kas yra nušvitimas ir kaip su to gyventi sociume. Tai kokia tavo ar patirtis, ar tiesiog bendras požiūris, žinojimas, kas yra pabudimas? Sveiki. Tai galbūt pabudimas pradėsiu kaip filologė nuo pačio žodžio reikšmės, tai yra perkeltinė prasme. Pabudimas tai visų pirma yra sąmonės pabudimas, suvokimo pabudimas, matymo, tai labiau toksai subtilus ir gilus ir asmeninis dalykas, individualus dalykas. Pabudimo jo negalima sužadinti, jo negalima prikelt dirbtinai, jeigu žmogus dar nėra pasiruošęs. Tai tarkim, pats procesas arba pati sąvoka atsibudimas tai reiškia palaipsninis pradėjimas suvokti, apie ką aš esu, kas aš esu ir apie ką viskas apskritai yra. Galbūt taip trumpai būtų. Ir tavo pačios, vadinkim, kelias, įrankis tai yra šakti energija, ar taip? Taip. Kas tai? Šakti energija iš tikrųjų jinai yra, nėra nei vyriška, nei moteriška energija. Galbūt pradėsiu nuo to, kad apskritai dvasiniam pasaulyje, dvasingume yra labai daug konceptų. Ir turbūt pats didžiausias darbas yra pasižiūrėti tos konceptus ir juos išsiaiškinti. Nes dažnai žmonės už jų užkliūna ir, kaip aš dažnai sakau, pamiršta, ko jie atėjo. Tai šakti, jinai nėra vyriška ir moteriška energija. Šakti yra apskritai visa tai, kas turi bet kokią formą, bet kokią dažnį, bet kokią išraišką, bet kokią manifestaciją. Yra toks dar vienas populiarus žodis. Tai šakti yra pradinė arba pirminė vibracija, iš kurios išsireiškia viskas. Tai gali būti garsas, gali būti daiktas. Tai yra vienas aspektas iš visos kūrinijos. Tai yra visa kūrinija, jinai susideda iš dviejų aspektų. Tai šakti yra vienas aspektas. Kitas aspektas yra tyras buvimas arba tai, kas nemanifestuota. Dar kitaip jisai vadinamas tyro buvimo vandenynas. Tai yra Šiva. Vėlgi Šiva ir šakti yra dar vieni vardai, dar viena metafora. Įvardinti tai, kas iš tikrųjų ne tik hinduizme ar ne tik kažkokioje tam tikroje religijoje, bet apskritai viso pasaulio suvokime, bet kurioje kultūroje, bet kurioje religijoje. Tai Šiva šakti du aspektai. Tai yra tyras buvimas arba tyras vandenynas ir šakti yra energija arba kitaip tariant banga. Ir netgi jau mokslininkai įrodė, kad viskas yra energija. Tai kas yra viskas energija ir yra būtent šakti. Tik tai tas vardas įsikėlęs iš sanskrito kalbos ir, jeigu aš neklystu, tiesiogiai reiškia, kad tai yra energija. Tai yra dieviška energija arba pirmapradė vibracija arba om. Padėk dar geriau suprasti, gal labiau Lietuvoje įprasta ir daug mokymų yra su kundalinė, ar ne, energijos sužadinimu ir kelimu. Kaip tai susiję? Šakti energija, kundalinė energija, čia tas pats skirtinga? Taip, galbūt vėl man teks truputėlį nuo toliau pradėti, kad suprasti apskritai, kuom skiriasi kundalinė ir šakti. Tai, kaip ir minėjau, šakti yra vienas didelis vibracinis laukas. Ne? Tai yra tas pirmapradės vibracijos laukas. Ir tuo metu tame lauke susidaro susitraukimas arba energijai susitraukia į vieną gabaliuką ir iš to gabaliuko, iš tos energijos pradeda kurtis žmogus. Aš taip labai techniškai. Kurtis tai yra visa žmogaus nervinė sistema, žmogus kaip žmogus, jo visa ląstelės, dalelytės. Šiaip beje, galima internete rasti video pro mikroskopą, tai yra video, kuriame pavaizduota, kaip pro mikroskopą matyti, kaip dalinasi ląstelės, dauginasi ląstelės. Ir tuo metu ten vyksta elektros iškrova. Tai šiaip iš tikrųjų viskas yra labai puikiai parodoma ir paaiškinama ir matoma. Tai tuo metu, kai jau visa žmogaus sistema arba žmogaus nervų sistema, jo visa fiziologija arba visas žmogus susikuria, ta dalelytė, ne, ta susiformavusi dalelytė arba tas susitraukimas energijos. Šiaip lietuviškai labai toks negražus žodis, tiesą pasakius, nelabai radau atitikmens, angliškai vadinasi contraction. Kai ta dalelytė jinai baigia formuoti visą žmogų, jinai nueina į miego būseną arba į ramybės būseną. Ir ta vieta, kurioje jinai nueina miegoti, vadinasi kanda, jinai yra prie stuburo, šalia stuburo pačios. Ir bet tuomet ta energija, kuri jinai vaizduojama ar sakoma, kad jinai yra maždaug 10-12 cm ilgio sidabrinė energijos gyvatėlė. Jinai nueina tenai miegoti. Ir tuo metu, kai jinai nueina miegoti, jinai susisuka į aštuoniukę arba tampa panaši gyvatėlė. Tai žodis kundal iš tibetiečių kalbos, iš sanskrito iš tibetiečių kalbos reiškia susisukosi aštuoniukę arba gyvatėlė.
Tai kai mes kalbam apie kundalinį šaktį, mes turime omeny apie individualią arba asmeninę šaktį, kuri sukūrė tave kaip individą. Kai mes kalbam apie šaktį, tai mes kalbam apie tą visą visumą, apie visą vibracinį lauką. Tai tiesiog sutrumpinus tada ir gaunasi, kad mes šnekėdami apie kundalinį, šnekame apie asmeninį, kundalinį šaktį arba kundalinį, o šaktį yra būtent ta vibracinė visuma. Tai antras dalykas, kurį vertėtų visą laiką prisiminti, kad kundalinį nėra tik tai tiesiog paprasta energija, kuri kūrė, arba energija, kuri ten vaikšto, ar kuri ten atsibunda. Šita energija yra sąmonė. Yra dieviškoji sąmonė, nes ta energija, jinai žinojo tiesiog, kaip tave sukurti kaip individą. Tai tai, kas pasižadina, kundalinį pažadinimas, tai nėra tik tai energijos, kuri ten pradeda duotis ir visą organizmą ir sistemą. Ir iš tikrųjų labai daug, vėlgi yra mitų, legendų ir istorijų, kai pasižadino kundalinį, buvo labai baisu. Tai yra tam tikri techniniai dalykai, kurie tuo metu vyksta. Bet iš tikrųjų, kai pasižadina kundalinį, tai yra pasižadina tavo gyvenimas, tavo suvokimas, tavo sąmonė. Tai yra pasižadinimas arba pažadinimas vyksta visose lygmenuose. Tiek mentaliniam, tiek emociniam, tiek sąmonės lygmenį. Tiek ir fiziniam beje. O vėliau ir visam gyvenimui. Tai kas realiai techniškai galima pasakyti, pradeda kisti tavo vibracija arba tavo dažnis, kuris pradeda aukštėti. Ar tam būtinos kažkokios technikos, ar tai gali pasižadinti natūraliai? Šiaip, kadangi tai yra dieviška sąmonė, taip, kadangi yra tavo paties sąmonė, kaip ir pradžioje minėjau, tu to dalyko negali inicijuoti per jėgą, jeigu dar nesi tam pasirengęs. Yra labai daug atvejų, kai kundalinį pasižadina pati ir pačiose netikėčiausiose vietose. Mano pačios patirtis buvo gana, ne tik gana, bet labai būtina. Man tas pasižadinimas įvyko tuo metu, kai išlyginau rūbus. Ir teko šnekėti ir su daugeliu kitų žmonių. Vieniem pasižadino kažkur einant vaikščiant, kitam išėjus iš egzaminų stojamųjų dailės akademijoje. Iš tikrųjų, labai tų patirčių jų yra įvairių, bet tai dar vienas ženklas, kad kai tavo sąmonė yra pasiruošus, kai tu kaip sąmonė esi pasiruošęs atsibust, turi atsibundi. Sakyčiau taip, technikos jos padeda sistemai galbūt, arba padeda organizmui pasiruošti pabudimui. Kaip ir sakiau, kadangi tas pabudimas jisai vyksta visose lygmenyse ir vyksta ir fiziniam lygmenį lygiai taip pat. Ir kai kundalinį pasižadina, sistema jinai būna daugmaž įsitempus arba susitraukus. Kai šaktį pasižadina arba kundalinį pasižadina, pradeda judinti organizmą, pradeda judinti tos susitraukimus sistemoje, kur yra fiziniam lygmenį. Tai yra emociniai užsispaudimai, tai yra tam tikros idėjos arba įsitikinimai, jie irgi energiniam lygmenį, jie atrodo kaip užsispaudimas, už kurio pastoviai kliūna energija arba dėmesys. Tai tos technikos jos pradeda pravalyti kanalus. Žmonės, kurie atėjo iš kundalinį jogos praktikų, dažnai turi tą sistemą gana atvirą ir imlią. Ir tarkim, tas pats procesas, jeigu dar nebūna pasižadinusi energija, labai greitai tas procesas vyksta. Tai tarkim taip, technikos jos padeda, bet jos nėra priežastis energijai pabusti. Nes vėlgi priminsiu, čia kas atsibunda sąmonė. Aš žinau, kad Jūratė ateina į meditacijas, Linos, ar ne? Ir galėtum pasakyti, kaip tu jautiesi, ką tu patiri, bet kas tai yra per šaktį kelio įrankis, koks jisai? Nes tu žinau, kad praktikuoji ir kitų praktikų, turi patirties. Tai vat, kas tave įjungia? Kad visų pirma ateičiau iki Linos irgi kelias yra atitinkamas, kad tu visų pirma pradedi savo nemeluoti, pradedi domėtis, ieškoti ir tiesiog visos vibracijos pradeda pačios kaip tiesiog tinklas kažkoks, jisai traukia, tu supranti tą šviesą, tą emociją, sutinki žmonės atitinkamus. Ir va ta žinia atėjo, aš tiesiog ėjau ir čia iki Linos, kad man buvo iš pradžių labai smalsu, nes atrodo pats ir jeigu nuo vaikystės man viskas buvo irgi įdomu, lygtais atrodo, vat tą energiją jauti, bet augi, eini ir vis tiek vis kažko ieškai. Tas ieškai, ko ieškai. Atrodo savęs ieškai, Dievo ieškai, visko ieškai. Tai šaktė, ta gyvybės energija, jinai labai plati. Bet atėjus iki Linos pati ta, sakysim, prasideda meditacija. Aš praktikuoju pati meditaciją ir galima pasakyti, tai daršanas ar davimas, šaktė patas.
Taip, perdavimas, energijos perdavimas. Energijos perdavimas, jisai labai įdomu, kad aš, sakysim, praktikuojantis žmogus ateinu ir galiu savo pojūčius tik tais pasakyti, kaip man asmeniškai, aš nežinau, kaip kiti, ką kiti jaučia, ką kiti praktikuoja, ką kiti galvoja, jų požiūris, jų emocinės būsenos, mentalinės, fizinės būsenos, bet asmeniškai man labai įdomi, galbūt kažkam taip keistai bus, kad labai stiprus yra, taip konkrečiau, įdomu, kad gaunasi toks pirmas įkvėpimas, toks, tu įkvėpi ir tu labai pajauti kaip ir visą kūną, toks gyvybė, tu jauti visas savo ląsteles, įkvėpimas. Ir koncentracija pati yra centre, širdyje. Tai man asmeniškai taip. Ir medituojant, pavyzdžiui, man tai būna, mes įsivaizduojam širdį nupiešta, širdelis. Tai be abejo, tu galvoji, kad širdies centras širdis, bet iš tikrųjų lygtais atrodo lygtais kažkoks energetinis kamuolys ar energetinis kristalas, kuris tiesiog tu jį pradedi matyti ne viena arba dimensija dviem, bet jinai pasidaro toks, kaip tu iš visų pusių gali matyti, jinai padidina, tu tampi iš visų pusių matomas, pats save matai, supranti ir suvoki. Tai toks iš tikrųjų gali pavadinti stebuklų, puikia patirtimi, įdomia patirtimi, bet jinai tokia norisi saugoti, iš tikrųjų taip iš pradžių įsigasti, galvoju, kaip, tai šiaip gerai gyvenu, laiminga esu, viskas gerai, darbai, kasdienybė ir naujos patirtis, jos dar gilesnės, tai tas kelias, tu eini vis gilyn ir gilyn. Tai va tokia mano patirtis pas Liną buvo, tai tas perdavimas pats.